Labas. Mano vardas yra Dangira ir aš esu dėkinga tau, kad tu pasirinkai būti čia. Pasirinkai skirti šį laiką savo, dovanoti savo šiek tiek ramybės, kaip dovana. Ši gilaus poilsio patirtis yra skirta tam, kad tu iš naujo atrastum gilų meilės jausmą savo. Atrastum atjautą savo ir priėmimą to, kas tu iš tiesų esi. Su šia praktika kviečiu tave uždegti savo širdyje žibintą. Kviečiu prisiminti šviesą, kuri jau ryškiai šviečia tavyje. Matai, tuščias žibintas neskleidžia šviesos nei šilumos, o meilė sau maitina tą šviesą, leidžia jai šviesti vis ryškiau. Taigi priimk šią praktiką kaip šiltą, meilės kupiną savo švytėjimą iš vidaus. Įsitaisyk patogiai, ramioje vietoje, kur tu gali šiek tiek pailsėti. Atsigulk ant nugaros, įsitikink, kad tau yra pakankamai šilta. Galbūt po kojomis pasidėk pagalvę, kad būtų tau jauku. Ir įsitaisyk į savo jaukų jogos nidros lopšį. Dabar yra laikas apsaugoti save, pailsėti, prisiglausti prie savęs, priglausti save prie savęs šiltu ir mylinčiu savo pačios glėbiu. Ir mėgaukis šiuo laiku savo. Dabar, šiuo metu, tu niekur kitur neturi būti. Tu nieko kito neturi veikti. Tau niekur nereikia skubėti. Dabar tavo prioritetas esi tu. Taip, yra žmonių, kuriuos tu myli. Tu rūpiniesi jais. Su meile tu skiri jiems savo laiką, dėmesį, savo energiją. Ir vis dėlto taip dažnai tu pamiršti pasirūpinti savimi. Tu pamiršti tą patį rūpestį, meilę, švelnumą skirti savo. Tik atsimink, iš tuščios taurės tu negali nieko niekam duoti. Tu negali niekam nieko iš jos įpilti, jei tavo pačios taurė yra tuščia. Ir galbūt šiandien tau yra sunku mylėti save. Galbūt ant savo pečių tu nešioji savo praeities svorį ir dar stipriai laikaisi savo seno mąstymo modeliu, savo mąstymu, kuris tau kuria sunkumą, stoką ir nuovargį, kurį tu jauti. Ir galbūt, tik galbūt, jau laikas tą sunkumą paleisti. Galbūt tau jau laikas sau priminti savo spindesį, savo autentiškumą. Tokia, kaip tu esi, tik tu vienintelė. Ir būtent tokia tu esi ypatinga. Ir ši praktika yra skirta padėti tau pasinerti į gilaus atsipalaidavimo būseną, į šventą tavo vidinę erdvę, kurioje tu gali pasirūpinti savimi ir padėti sau sukurti meilės jausmą sau, dėl savęs.
visą tą mylintį dėmesį, kurį tu taip lengvai skiri kitiems, šiuo metu tu nukreipk į save. Tiesiog, nes tu esi jo verta. Aš kviečiu tave duoti savo leidimą tiesiog būti. Būti tokia, kokia esi dabar. Giliai įkvėpk, įsipatogink, atsipalaiduok ir iškvėpdama paleisk visus lūkesčius. Paleisk išorinio pasaulio gniaužtus ir pasistenk rasti šiek tiek komforto ir žinojimo, kad esi čia ir dabar. Tu esi savo virsmo procese. Kasdien, čia ir dabar tu kuri išmintingesnę save. Ir atmink, kad tu gali būti ir šedevru, ir nebaigtų kūriniu vienu metu. Atpalaiduok savo akis. Paleisk galvos ir kaklo svorį. Dabar tau nereikia jo nešti. Tave laiko paviršius, ant kurio tu guli. Leisk savo rankoms pasunkėti, pilvui suminkštėti. Leisk savo kojoms tapti sunkiomis. Ir pasisveikink su žeme, ant kurios tu guli, tarsi ji laikytų tave su meile, siūbuotų tave savo glėbyje. Pajausk dangų virš savęs. Pajausk, kaip švelnus ir mylintis oras liečia tave. Jis čia yra tau ir dėl tavęs. Pastebėk, kaip tavo rūbai liečia tave. Pajausk antklodės svorį. Ir pasisveikink su tamsa už tavo užmerktų akių. Įkvėpk. Lėtai iškvėpk. Dar giliau įkvėpk. Tegu plaučiai prisipildo oro, išsiskleidžia lyg sparnai ir lėtu iškvėpimu tais sparnais apkabink savo širdį. Šiltas ir mylintis apkabinimas. Tiek daug mylinčio dėmesio kiekviename įkvėpime. Giliai įkvėpk. Tyliai iškvėpdama vis giliau ir giliau nugrimsk į šiltą kvėpavimo glėbį. Ir su kiekvienu iškvėpimu mintyse kartok sau: myliu tave. Myliu tave. Myliu tave. Tarsi kalbėtum su žmogum, kuris tau yra labai svarbus. Nes būtent tai tu ir esi. Myliu tave. Myliu tave. Myliu tave.
dabar savo dėmesį nukreipk į širdies centrą. Įsiklausyk į savo širdį. Leisk tam dėmesiui įžiebti tavo širdies žibintą. Ir su šia šviesa pažadink savyje giliausią savo širdies troškimą, giliausią jos ilgesį, savo sankalpą. Galbūt tu jau turi sankalpą, su kuria tu dirbi, arba tu gali naudoti vieną iš šių minčių. Visa širdimi aš myliu ir priimu save tokią, kokia esu. Arba aš esu mylinti ir mylima. Aš esu verta savo meilės. Pasiimk vieną iš šių minčių, lyg ji būtų tavo, ir kartok savo ją mintyse 3 kartus, kad patvirtinti tai, kas jau egzistuoja dabar. Ir su meile pradėk vesti savo mylintį dėmesį per savo kūną. Kiekvienam taške mintyse šnabždėk savo: myliu tave. Dabar meilės kupiną dėmesį sutelk savo virš galvos. Pajaus galvos odą. Pajausk savo plaukus. Leisk tam mylinčiam dėmesiui palengva tekėti tavo kakta, per smilkinius. Pajausk, kaip jis paglosto tavo abi akis, ausis, pakaušį. Pajausk savo liežuvį, jo galiuką, visą burnos vidų. Pajausk gerklę, gerklės duobutę kakle. Pajausk krūtinę. Pajausk, kaip tavo šiltas dėmesys apglėbia tavo širdį. Pajausk savo širdelę iš priekio ir iš galo. Išgirsk širdies plakimą ir atsipalaiduok šio plakimo ritme. Perkelk savo dėmesį į abu pečius, alkūnes, riešus. Pajausk visus 10 pirštų, jų galiukus. Pajausk savo delnus, riešus, alkūnes, pečius. Vėl sutelk dėmesį krūtinėje, širdies centre, širdies plakime. Ar gali pajausti plakimo vibraciją per visą savo kūną ir netgi per erdvę toliau už tavo kūno ribų? Platus tavo širdies magnetinis laukas, švelnus, mylintis vibracijos tonas. Dabar sutelk savo dėmesį saulės rezginyje, pilvo centre,
klubuose. Pajausk savo dubens gylį. Abi šlaunis, kelius, čiurnas. Pajausk, kaip kulnai remiasi į paviršių, ant kurio tu guli. Abi pėdas ir visus 10 kojų pirštų. Pajausk pirštų galiukus. Čiurnas, kelius, klubus, pilvą, saulės rezginį, širdies centrą. Dar kartą savo meilę apglėbk savo širdį. Plakimas lyg būgnas, tuk tuk, tuk tuk. Energija. Meilė pulsuoja iš centro, iš tavo centro ir apglėbia visą tave. Visas kūnas ilsisi. Širdis pulsuoja meilę. Mintys šnabžda. Myliu tave. Myliu tave. Tavo kūnas tave girdi. Tavo siela girdi tave. Kiekviena tavo ląstelė sugeria šios žodžius į save. Myliu tave. Myliu tave. Pajausk savo nugarą. Jausk savo svorį ant žemės. Pajausk virš savęs erdvę. Erdvę atvirą ir dosnią. Ir toje erdvėje pajausk savo dešinio kūno pusę. Visą dešinio kūno pusę. O dabar perkelk dėmesį į kairę kūno pusę. Ir pajausk kairę kūno pusę. Visas kūnas ilsisi. Tavo kūnas. Vibruojantis gyvenimu be jokių pastangų. Visada gydantis, savaime, be paliovos dirbantis, kad sugrąžintų tave į pilnatvę ir pusiausvyrą. Tokia yra besąlygiška meilė. Tokia yra tavo magija. Pajausk kvėpavimą nosyje. Oro tėkmės ritmas. Tekantis visą laiką be jokių pastangų. Į tave. Iš tavęs. Į tave. Iš tavęs. Šventa dovana, mylinti kvėpavimo draugija. Įkvėpk ir su dėkingumu sek kvėpavimo kelią žemyn į širdies centrą, žemyn į ertmę aplink tavo širdį. Ir lėtai iškvėpk per nosį. Dar kartą įkvėpk į širdį, apglėbk ją dėkingumo pilnu oru ir lėtai iškvėpk
per nosį. Kvėpuok ir jausk, kaip išsilaisvina meilės sau energija tavyje. Išsilaisvina atjauta, dėkingumas. Ir leisk šiems jausmams lietis iš tavo širdies ir užpildyti tavo kūną šio mylinčio sąmoningumo banga. Banga pilna meilės liejasi iš tavo centro ir užpildo tave. Dabar savo mintyse įsivaizduok rožinį nešlifuotą deimantą. Tikrą. Natūralų, spindinti savo ypatingų kristalų spindesiu. Stebėk jo formą. Stebėk jo spindesio toną, jo grožį. Matyk tą grožį jo natūraliame netobulume. Jis švyti, tiesiog toks, koks jis yra. Žemės akmuo. Pamatyk tą grožį ir pajausk dėkingumą jam. Dėkingumą grožiui. Pajausk gydomą meilės ir gerumo esmę. Mylėk visus jo netobulumus ir tą pačią meilę, tą patį grožio matymą, kurį matai jame, nukreipk į save. Nukreipk tą grožį ir meilę atgal į savo kūną, į savo protą, gėrį, į visas unikalias savybės, kurios tave daro tuo, kas tu esi. Kiekvienas žemės kristalas yra vienintelis toks, koks jis yra. Taip ir tu. Tu esi vienintelė tokia, ypatinga savo švytėjimu. Tad leisk savo dabar ilsėtis. Užliuliuok save mylinčiu suvokimu, kas tu esi dabar ir kuo tu tampi per savo nuostabų švytėjimą iš vidaus į pasaulį. Šią nuostabaus kristalo viziją tu nešiok į savyje. Atsimink, tu gali leisti savo būti nuostabiu kūriniu ir tuo pačiu metu tu gali leisti savo būti savęs kūrimo procese. Ir kiekvieną kartą, kai tu pamiršti savo šviesą, kai kyla noras save kritikuoti, prisimink šio kristalo grožį, prisimink jo unikalumą ir kiekvieną kartą šią meilės ir dėkingumo energiją sąmoningai vėl nukreipk į save. Dabar leisk savo vėl sugrįžti prie savo sankalpos. Aš priimu ir myliu save tokią, kokia esu. Aš esu mylinti ir mylima. Aš esu verta savo meilės. Pakartok savo sankalpą sau 3 kartus.
Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Pasinaudok šią akimirką, kad pastebėtum, kaip tu dabar jautiesi. Pasimėgauk gydančią meilės energiją, supratimu, dėkingumu ir atsipalaidavimu, kurį mes galbūt čia šiandien drauge sukūrėme. Ir jeigu ne, tai irgi yra gerai, nes tu esi tobula tokia, kokia esi. Ir kiekviena patirtis yra reikalinga ir vertinga tokia, kokia jinai yra. Kviečiu tave toliau ilsėtis tiek, kiek tau norisi. O tada savo laiku pradėk priimti savo aplinką atgal. Pajausk erdvę, kurioje tu esi ir pajausk, kaip tu jautiesi žinodama, kad tu esi namie, savyje. Ir kai jausiesi pasiruošusi, kviečiu tave kairę ranką pridėti prie širdies, dešinę ranką uždėk ant jos viršaus ir žinok, kad savo širdyje tu nešiojasi visą išmintį. Prisijunk prie tos išminties. Tai yra tikroji meilė savo, tikrasis rūpestis savimi. Ir neški šią šviesą su savimi į likusią savo dienos dalį. Neškis ją į savo rytojų. Tuščias žibintas nesidalina nei šviesa, nei šiluma. Mylėdama save, tu leidi savo šviesti, visada šviesti šiek tiek ryškiau. Aš esu dėkinga tau, kad šiandien tu buvai su manimi. Tikiuosi, kad jautiesi pailsėjusi, pamaitinusi savo sielą meilę ir rūpesčių. Jeigu tau patiko ši praktika, spustelk patinka. Pakomentuok, kas tau patiko. Ir galbūt kokių praktikų tu norėtum daugiau. Pasidalink šio įrašu su kažkuo, kam galbūt būtų naudinga save mylėti šiek tiek labiau. Ir jeigu nori pasigilinti į savo jogos nidros praktiką, aš kviečiu tave sugrįžti prie šio įrašo. Vėl ir vėl skirti savo laiko šiai praktikai. Visada linkiu tau rūpinti savimi, kuo dažniau. Vien tik dėl to, kad tu esi to verta.